aš pasakysiu pirmą šitą dalyką ir aš tikiuosi šitos paskaitos metu jis išsisuks ir jums pasidarys aišku, kodėl aš tai pasakiau. Jeigu jūsų tėvai ar jūs patys galit ir turit galimybę eiti pas jūsų išsirinktą psichoterapeutą arba psichologą, nepraleiskit šitos progos ir darykit, nes vėliau už tai jūs mokėsit labai didelius pinigus. Ir jeigu jūs pradėsit tai daryti, jei yra galimybė, jūs galit neįtikėtinai daug išlošti. Kas yra tas daug ir ką jūs galite išlošti, tai vat pabandom šiandien apie tai ir pašnekėti. Kai aš pasakojau kai kuriems žmonėm apie šitą paskaitą, kurią jums vesiu didžiai daugumą iš jūsų paaugliam, kai kurie žmonės man sakė, kad jūs per jauni ir jūs to tiesiog nesuprasit. Dėl to, kad jūs esate tiesiog per jauni. Aš su tais keliais žmonėm labai nesutinku ir aš manau, kad su jumis yra tiesiog būtina apie tai šnekėti. Ir ne tik, kad būtina, su jumis yra privaloma kiekvienam ugdyme dirbančiam žmogui apie tai kalbėti. Tai tiesiog turėtų būti moralinė atsakomybė. Ir aš nežinau, kodėl apie tai niekas nekalba. Ir man tai labai stipriai erzina. Tai pagalvoju, kodėl aš negaliu pradėti nuo to kalbėti. Ir man todėl yra neįtikėtinai jautru ir dėkinga už tai, kiek aš jūsų daug matau. Žiauriai faina. Daugumai, realiai visi iš jūsų dabar savo gyvenime einat per įvairiausias jūsų vidų vienokiu ar kitokiu būdu drebinančias ir jūsų ateities psichiką labai stipriai nulemsiančias patirtis. Visokiausių įvairiausių pirmųjų patirčių. Didesni pykčiai su savim, su tėvais, jūsų dar vienas neatsilaikymas, kai matot, kad iš kažko tyčiojas ir nieko nepadarimas. Jūsų visi pirmi kartai, pirma meilė, pirmas seksas, visi pirmi dalykai, visi šitie dalykai, pro kuriuos jūs dabar einat ir eisit, labai stipriai nulems jūsų psichikos, tai yra jūsų elgesio ir jūsų mąstymo tendencijas ateityje. Žiauriai stipriai nulems. Tai, ką jūs patiriat dabar. Ir visas šitas dalykas, kuriuos jūs patiriat, visos šitos patirtis, kuria tai, kas vadinama yra identitetu. Tai, ką jūs į savo gyvenime kreipiatės aš. Ir nuo to aš, jis konstruojasi. Tavo aš, kiekvieno iš jūsų aš konstruojasi patirčių, kurios jūs patiriat pagrindu. Ir vėliau šitos visos patirtis nulems visą tai, ką jūs sakot po žodžio aš. Aš esu girdėjęs tokią frazę, kad pats svarbiausi žodžiai, kuriuos mes galim ištart savo gyvenime, tai yra tie žodžiai, kurie seka po žodžio aš. Aš galiu, aš savim pasitikiu, arba galiu sakyti, aš nieko vertas. Aš vėl susimoviau, aš lūzeris. Ir tie žodžiai labai stipriai formuoja mus ir mūsų pačią aplinką. Afigenai stipriai. Norim to ar nenorim. Ir man neįtikėtinai skauda galva dėl to, kad atrodo, Lietuvoje jūsų amžiaus grupiai niekas apie tai nekalba. Apie pagrindinę schemą, kuri suformuoja tai, kas jūs būsit ateityje. Tai nėra atsitiktinumas, tai kažkaip susiformuoja. Kažkokie veiksmai nulemia tai, kad vieni yra sėkmingi, kiti nėra sėkmingi. Vieni laimingi gyvenime, kiti nėra laimingi. Tai nėra atsitiktinumas, yra laimės elementas. Tam tikras yra, bet ta laimė dauginasi iš tam tikrų koeficientų, o tai yra įrankiai, tai yra žinojimas, tai yra supratimas, kaip aš veikiu, kodėl taip veikiu. Ir labai dažnas žmogus apie tą savo aš, apie tai, kodėl aš veikiu taip veikiu. Kodėl aš susiformavau toks, koks susiformavau, susimasto tada, kai, nežinau, atsikelia 32 metų ir supranta, kad turi eiti darbą, kurio nifiga nemėgsta, nemato jame prasmės, jame į jį eina vien dėl to, kad dabar turi paskolą butui, turi leasingą automobiliui, turi vaikus, kuriuos turi išlaikyti ir visa prasmė tada tampa ne pats patyriminis džiaugsmas, kur aš praleidžiu 8-10 valandų per parą, o tiesiog patenkinti tam tikrus išorės dalykus, bet pats nematau prasmės. Arba kai iš oro ištinka 40 metų mama ar tėti panikos ataka vidury nakties, arba kai kažkoks didelės sėkmingos įmonės vadovas ar vadovė
N metų ten savo perdegimą nurinėja, o už tai kainą moka ne tik jis ar jo visa šeima. Absoliučiai visi. Ir tokiem kai kuriems žmonėms pasiseka. Jie nebegalėdami susitvarkyti su savim arba savo supančių gyvenimu, jie atsiduria psichologo kėdėj. Ir jie pradeda aiškintis. Geras. Aš savo gyvenime dabar tiek ariu ir darau, nes kažkaip taip atsitiko, kad aš vis dar bandau savo tėvui ar mamai įrodyti, kad aš esu vertas meilės. Kad aš galiu pasiekti ir aš esu vertas ne tik gavimo per galvą už tai, ką padariau blogai, bet pažiūrėkit, mama, tėti, aš siekiu, pažiūrėkit, kiek aš padariau ir koks aš dabar esu. Ir čia yra vienas iš mechanizmų. Mechanizmų yra N+K ir pas kiekvieną gali pasireikšti skirtingai. Tik klausimas yra, ar mes tai sugebam pastebėti, ar nesugebam pastebėti. Ir tie žmonės atsidūrė psichologo kabinete, jie pradeda suprasti, o geras, aš veikiu ir savo gyvenime turiu visą tai, ką turiu, dėl to, kad pas mane įvyko A, B, C, D, susijungė su F, G, H ir pas mane dabar gavosi šitaip. Ar aš galiu tai pakeisti? Galiu, yra keliai, kaip aš galiu pakeisti. Aš galiu save kurti. Galiu išsitraukti tai, kas man trukdo gyventi ir tai pakeisti kažkuo nauju, kas man padėtų gyventi. Ir taip konstruoti savo ateitį. Bet ne visiems tai pasiseka. Kiti, nepaisant to, kad gyvenime susiduria su kažkokiom nelaimėm, nebesusitvarko su savo gyvenimu, jie toliau tai ignoruoja, neina pas psichologą, pas psichoterapeutą, nes mano, kad tai yra tiesiog lėva ir kad su manim kažkas yra blogai. Ir jie toliau tada gyvena taip, kaip gyvenė ir savo vidinius visokius niuansus glaisto dar didesnių poreikių uždirbti daugiau pinigų, dar didesnių adrenalino poreikių ir su visu tuo taškosi tiesiog ir aptaško visus aplinkui. Ir ten laimės ir džiaugsmo nėra labai daug. Bet įmanoma visą tai turėti visą tai, ko jūs galbūt norit. Tai yra pripažinimas, tai yra įtaka, tai yra pinigai, meilė, visi kiti dalykai, visi poreikiai, juos galima turėti neprarandant dalies savęs, neprarandant tai, kas aš esu ir savo vidinės ašies. Klausimas yra, kaip tai padaryti. Tai čia yra priežastis, kodėl man atrodo svarbu su jumis apie tai šnekėti. Kad jūs jau dabar, būdami tame amžiuje, kada šitos patirtis prasminės jūsų galvoj formuojasi, kad jūs jau įsidėtumėt bent jau žinojimą, kad geras. Galbūt aš dabar į tai žiūriu kaip į kažkokią nesąmonę, bet kai mano gyvenime kažkada atsitiks A, B, C, D, kai gyvenimas nebebus saldus, aš galėsiu prisiminti, kad aš galiu kažką dabar dėl to daryti ir keisti. O tie, kas jau pasiruošę esate dabar, tai jūs šitos paskaitos ir ypatingai kitų paskaitų metu, kurios bus mažiau teorinės. Čia yra teorija, čia yra kaip mūsų geštalto mokytoja sako, theories, bullshit, horseshit ir taip toliau. Iš tikrųjų taip yra. Nes mes gyvenime mokėmės per patyrimą, patirdami, o ne teoriškai išgirsdami. Bet šita paskaita turi tokia būti, kad tai būtų įvadas į visas tas patirtis, kurias jūs patirsit vėliau kitų likusių 5 paskaitų metu. Ir jūs šitų paskaitų metu turėsit galimybę. Tai nebūtinai atsitiks, kiekvienas jūs turės galimybę tam. Susikurti savo viduje tarsi tokį žemėlapį, tarsi kompasą, operacinę sistemą, kuri gali jums padėti naviguotis tarp įvairiausių patirčių, kurias jūs patyrėt dabar, kurias patyrėt prieš tai ir kurias jūs patirsit ateityje. O patirčių bus visokių. Įsivaizduojat, kad gyvenime yra labai tik faini dalykai ir taip toliau jumis nuolat pasirūpina. Ne, chebrytė. Jūs puikiai žinot, nujaučiat savo viduje, kad gyvenime yra ne tik faini ir pūkuoti dalykai. Gyvenime yra ir laimė, ir nelaimė, ir tai yra 50-50. Ir yra dar visokių kitokių monstrų ir babaisų. Ir kiekvienas iš jūsų su tuo susidursit. Tu susidursi, aš susiduriu ir dabar. Kažkas iš jūsų dabar sprendžiat kažkokius tai klausimus. Klausimas yra vienas. Kai jūs savo gyvenime susidursit su tais kabutėse šudinais dalykais, su tom babaisom visokiom, klausimas yra, kaip man išgyventi šitą susidūrimą taip, kad neprarasčiau savo viduje gyvenančio žmogaus. Žmogaus tai yra to, kuris
žino, kad gali keistis ir savo kasdieniam pastangom bando keistis. Žmogų, kuris tiki kitų žmonių gerumu. Žmogų, kuris dėkoja už dalykus, kurie yra aplinkui. Nes patikėkit, šitam pasaulyje yra labai labai lengva apkarst. Ir jeigu mes neturim kažkokios operacinės sistemos, kažkokio pagrindo savo po kojom, žemėlapio, kaip aš turėčiau įprasminti savo patirtis, su kuriuom susiduriu, net pačiom šlikščiausiam. Mane paliko mergina, mane paliko vaikinas. Aš kažką šlykščiai įskaudinau. Kaip man dabar gyventi su tuo? Kur man į kokį stalčiuką tai įdėt? Nes tai, kur jūs tai padėsit, labai turės didelę įtaką jūsų ateičiai. Neįtikėtinai didelę įtaką. Ir tam, kad jums būtų aišku, reikia išsiaiškinti, kaip aš galiu daryti įtaką šitam mechanizmui. Ok? Labai gerai. Tai dėl to aš čia esu ir kalbu ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad jūs čia atėjot, nes jūs turit prieš savo akis 60, 70 metų ir jūs galit pasirinkti visus šitos 60-70 metų nugyventi automatiniu veikimo režimu, kaip NPC, arba jūs galite eiti pas quest giverius ir susirinkti įvairiausių patirčių, vykdant questus, rinkti XP, rinktis visus kitus dalykus, nudegt ir žiūrėti, kas bus. Čia yra jūsų pasirinkimas. Čia aš esu iki psichoterapijos, va čia. Va dabar va čia stoviu. Čia man yra 21 metai. Jeigu jūs galvojat, kad 21 metų žmogus kažkuom skiriasi nuo 17-16 metų, pamatysit. Nieko. Tai ir sąmonė yra beveik visiškai tokia pati. Ir aš tada visiškai gyvenau autopilotu, žiūrėjau, kaip tiesiog gyvenimas vyksta. Oi, kažkaip čia taip įvyko, kad įstojau filosofiją, tada įstojau karo akademiją, nes norėjau sukurti ryšį su tėčiu, nes mano tėtis karininkas. Ir tiesiog viskas vyksta ir aš nesuprantu, kodėl taip vyksta. Tiesiog gyvenimas vyksta. Ir tiek, ir neklausiu, kodėl. Iki vieno epizodo. Aš antram kurse atsigulu miegot. Karo akademijoje mes miegam po 4. Atsigulu miegot ir guliu. Ir girdžiu. Ting, 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 ting. Širdis mano plaka ir žiauriai stipriai plaka. Jaučiu, kaip nutirpsta mano pirštų galai. Šalta. Jaučiu, kaip dantys nutirpsta ir dantenos. Ir aš nesuprantu, kas vyksta. Ir aš nuoširdžiai pirmą kartą pagalvoju, kad aš dabar mirsiu. Gulėdamas lovoje. Ateina toks jausmas, kad aš guliu lovoje, bet man atrodo, kad aš mirsiu. Long story short, aš patyriau pirmą kartą gyvenime panikos ataką. Iš oro. Nieks nevyko. Tiesiog iš oro. Aš dabar suprantu, kodėl ją patyriau. Bet tada man buvo visiškai neaišku. Ir šitas incidentas privedė prie to, kad aš atsidūriau pas karo akademijos psichologę Rositą Kanapeckaitę, savo pirmąją mokytoją. Ir ji man pradėjo uždavinėti klausimus. Ir žiauriai nepatogius klausimus. Apie mano praeitį, apie tai, kaip mano praeitis daro įtaką mano dabarčiai ir panašiai. Ir aš pradėjau suprasti, kad geras. Aš veikiu taip, nes kažkada praeitį atsitiko ABCD. Aš labai noriu neįskaudyti aplinkinių žmonių, labai noriu būti geras visiems, dėl to, kad mano mama turėdavo tokį modelį, jog kai mano tėtis išvykdavo į misijas, aš ant savęs užsidėjau, matydamas liūdinčią mamą, tokį veikimo modelį, kad aš noriu, kad mano mama neliūdėtų. Ir darydavau viską, kad ji tik nusišypsotų. Ir šiandien dienai, va tą dieną, kai buvau 21 metų, va stovėdamas čia savo praeitį, aš supratau, kad geras, va todėl aš visiems šypsausi. Va todėl aš noriu, kad visi jaustųsi gerai šalia manęs, nes būtent dėl to aš taip veikiu. Ir čia yra tik vienas iš daugybės kruopelyčių. Kažkas savimi nepasitikė, nes už to nepasitikėjimo yra labai didelė istorija, labai didelis geštaltas įvykių, kuris jūs padarė tuo, kad jūs patikėjot diskursų istoriją, kad aš savim nepasitikiu. Bet tai galima pakeisti. Ir tą akimirką aš tai supratau, kad galiu tai keisti. Ir man pasisekė, jog Rosita man davė įrankius. Aš pradėjau užsiiminėti mindfulness įsisąmoninimų grįsta meditacija.
pradėjau žiūrėti N+K podcastų, pradėjau patirti dalykus. Ir žingsnis po žingsnio, dabar jau tai yra kiek 8 metų istorija, kai aš stoviu va čia. Čia jūs dabar matot mane tokį, kokį pažįstat. Va dabar čia stovint, iš tikrųjų tokį. Bet ten buvo visai kita istorija. Visai kita. Ir mano kelias iki čia, iš ten, kur aš buvau ir dabar, kur esu, jisai buvo labai daug įvykių, kuriuos aš nuolatos stengdavausi įsisąmoninti ir suprasti, kodėl taip atsitiko. Bet esminė žinutė, ką jums reikia suprasti, kad tai neatsitiko, kaip čia pasakyti, automatiškai. Aš tiesiog toks nenutikau. Aš kiekvieną akimirką klausdavau savęs, ką aš dabar galiu daryti, kad pasielgti tinkamiausiai būtent šitoj duotoj situacijai. Turiu vieną istoriją. Buvau 4, atrodo, karo akademijos kurse ir mums buvo atsiskaitimai šuolių parašiutu. Važiuojam šokti parašiutu, važiuojam į Prienus ir aš matau, kaip mano kursiokai ir kursiokės, jau kurie nuvyko anksčiau, šoka iš lėktuvo, skleidžiasi jų parašiutas, kupolas išsiskleidžia, jie leidžia žemyn ir aš galvoju, eina šik, dabar aš tuoj tai darysiu. Ir girdžiu supipsi mano telefonas. Aš įsitraukiu telefoną ir žiūriu, mano psichologė, Rosita Kanapeckaitė, parašo, labas Edvinai, kitą savaitę turiu užsiėmimą su Chebra iš Krašto apsaugos ministerijos. Ar manęs nebus? Ar galėtum pravesti šitą užsiėmimą? Fuck. Kaip manot, kokia pirma mintis mano? Tikrai taip, geriau parašiutą, man nereikia. Tikrai neimsiu parašiutą, varau be parašiutą. Ir juokingiausia yra tai, kad aš jau, kadangi kuris laikas meditavau, jau metai, jau kuris laikas žiūrėjau podcastus, įvairias knygas skaičiau, aš supratau, kad apčiuopiu tą mechanizmą, kaip mano smegenys dabar kuria milijardai istorijų, kodėl aš turėčiau to nedaryti. Ir aš suprantu, kad mano smegenys daro viską, kad aš to nedaryčiau, nes tai yra nepatogu, smegenys yra natūralios tinginės, jis visą laiką bando veikti taip, kad jūs apgautų, kad jos galėtų išsaugoti daugiausiai įmanomos energijos. Taip tiesiog veikia evoliucinis mechanizmas. Nes mūsų pirmykščiam žmogui niekada nebus aišku, kada užpuls laukinis liūtas. Tai smegenys turi visą laiką būti ready. O kai jom nereikia būti ready, jos visą laiką turi taupyti energiją. Tiesiog mes taip veikiam. Tai aš gaunu tą žinutę ir pirma mano mintis buvo, fuck, tikrai ne, ką jūs čia kalbat. Ir kol aš tai galvoju, aš tiesiog rašau O, K ir išsiunčiu žinutę. Ir tada nebeturiu kelio atgal. Suprantu, kad aš tikrai nepavėsiu Rositos ir man teks suktis iš padėties. Aš save įmečiau. Šiandien dienos pavyzdys. Mes su Džiugu sportuojam, esam džime. Ir aš sakau, blemba seni, aš žiauriai nenoriu eiti šitą paskaitą. Žiauriai nenoriu. Aš tai darau pirmą kartą. Taip, kad tokia auditorija vedu paskaitą. Tiek žmonių, čia kiek jūsų yra, turbūt 110, 120. Tokiam kiekiui esu vedęs, bet tai buvo kariuomeniai su šauktiniais, tai visai kitaip nesiskaitom. Man ten nepatiko būti tame, kame aš buvau, o čia man yra svarbu. Ir aš jau savo viduj suku filmą, kaip tiesiog man iš burnos krenta apdainuoti Eminemo spagečiai ir žiauriai nenoriu. Ir man Rosita padėjo vieną dalyką suprasti, mano psichologė, ir įsidėti galvą. Ir ji vis dar taip sako, bijau, bet darau. Ir mes tai gaunam afigenai daug atsparumą visiems kitiem dalykam. Pavyzdžiui, dabar irgi, kai aš pamačiau, kiek jūsų yra, dėkingumas didžiulis, bet kartu aš jaučiu labai didelę atsakomybę ir svorį to, ką aš sakau, ir labai didžiulę atsakomybę už tavo pasitikėjimą, tavo už tai, kad jūs čia esat. Tai yra labai didelis svoris ir man eina savo, dabar reiks tai atlaikyti. Ir ačiū Dievui už tas patirtis, kurias turėjau tam, nuo kurių nepabėgau, nes dabar man išeina tai atlaikyti. Išeina neapsivemti iš tikrųjų ir čia palikti spagečius ir pabėgti tiesiog lauk. Nes prieš 4 metus aš būčiau tai padaręs, aš būčiau susimuliavęs. Būčiau pasielgęs taip pat, kaip kartais pasielgdavau mokykloje. Pavyzdžiui, kadangi mano tėtis karininkas, man teko kraustytis nemažai. Ir mane tai labai vargindavo, aš to tuomet nesuprasdavau, bet man būdavo sunku pritapti prie kitos Chebros. Atsikraustėm į Vilnių ir man buvo žiauriai sunku eiti į mokyklą, nes tiesiog ieškodavau būdų, kaip kitiem patikti ir panašiai.
nu, ir taip atrodo, kad nežinau kaip čia veikti. Ir keiti būdavo galimybė, tėtis būdavo misijai, aš karts nuo karto, net ne karts nuo karto, dažnai simuliuodavau, kad įdavau, kad galvas skauda ir panašiai. Tai esu padaręs netokį dalyką, kad galvoju, jog mamai šį kartą jau per daug simuliavau, kad man skauda galva, dabar reikia daryti kažką kitą. Išeinu į lauką, lyja, pilna balų, važiuoja 34 autobusas, Visoriai stotis, aš turiu įlipti ir važiuoti iki mokyklos, Jaros. Ir galvoju, ką čia padarius. Prieinu prie balos, aš esu 7-tokas tada. Ir galvoju, jeigu šiaip grįšiu ir pasakysiu, kad nikstelėjau koją, tai sakys, kad veik vis tiek į mokyklą. Galvoju, kaip padaryti tai dramatiškiau. Prieinu prie balos ir įkrentu šonu į balą. Atsistoju šlapės, nueinu pas mamą šitaip. Ir mama pagailėjo manęs ir nenuėdė į mokyklą. Bet aš ir veikiau pagal tokį mechanizmą. Ir šitas mechanizmas vis dar yra su manim. Ir kiekvieną kartą, kai aš darau kažką, kas nebūtinai yra malonu, bet žinau, mane užaugins, tas pats mechanizmas mane veikia. Ir aš apčiuopiu savo kažkur užkadriniam sąmonės balse, kad tokį vis velnę, kuris sako, ei Edvinai, galbūt susimuliuok. Ei Edvinai, gal numesk Džiugui dabar, tegul Džiugas padaro tai. Jis kaip padarys. Ir man tenka pastoviai su juo būti. Ir kiekvienas iš jūsų turi daugybę tokių patirčių, kurias jūs veikia. Ir aš dabar tai nešiojuos, bet tada, kai buvau savo praeitį, kai buvau 21 metų, kai buvau paauglys, tai buvo didelis dalykas. Dabar, kai aš savim dirbu, aš tai galiu suvaldyti, tai yra tapęs mažu akmenuku. Aš suprantu, kad tai pasireiškia, bet suprantu, kad jis yra mažas. Ir dar, aš žinau, kad aš čia būsiu po 10 metų. Ir aš žinau, kad aš jeigu nenustosiu dirbti su tuo, nenustosiu suprasti, kodėl aš veikiu taip, kaip veikiu, tie akmenukai mano viduj, kurie yra susijęs su nepasitikėjimu savim, su galvojimu, ką kiti pagalvos, su nedrąsa veikti, su baimė rizikuoti, jie visi mažės, jeigu aš neperstojimai rizikuosiu ir darysiu tai, kas nėra patogu, bet žinau, kad ilgalaikė prasme yra prasminga. Jie mažės. Ir čia yra labai paprasta, galbūt nepaprastas, bet aš būčiau labai norėjęs, būdamas 21 metų, pamatyti tokį modelį, bent jau teoriškai, kad suvok, nes man jis būtų padėjęs supras dalykus tuos, kuriuos aš turėjau patirti savo gyvenime. Tai reikalas yra tas, kad mes visą laiką esam kažkur savo gyvenimo kažkokoj tam tikroje vietoje. Jūs dabar esate čia paskaitoj, bet jūs esate čia. Arba jūs, tarkim, esate savo tam tikram gyvenimo dabar akimirkoj. Ir jūs visada, mūsų protas veikia taip, kad jūs visada galite save projektuoti į ateitį. Visada. Jeigu jūs to nedarot, jūs žiauriai pralaimit. Esat girdėję frazę, kad svajonės pildos tik tiem, kurie svajoja? Esat tokia ar ne? Žodžiu, tokia frazė yra. Tai ir čia yra labai didelė tiesa. Žinau, kad dalį iš jūsų esu šitą pasakojęs, bet kita dalis nežinos. Pagalvokit apie automobilį, kurį nusipirko jūsų tėtis, mama, kažkokie draugai. Pagalvokit, tikrai kažkas kažkada visai neseniai nusipirko kažkokį automobilį. Pagalvokit apie jį. Ir ar neatsitiko taip, kad kai tą automobilį kažkas nusipirko, jūs visur aplinkui pradėjot pastebėti tuos automobilius, nors anksčiau niekada nematėt. Yra tai buvę? Pakelkit rankas, kam yra tai buvę. Ir čia yra paprasčiausias pavyzdys to, kaip mūsų sąmonė, įsileidusi tam tikrą mintį į vidų, pradeda ieškoti išoriai tą mintį pateisinančių įrodymų. Aš nepamenu, kaip jis vadinasi šitas mechanizmas, bet jis yra psichologų įvardintas. Tai kai pirmykštis žmogus užsimanydavo pavalgyti, jam nereikdavo pastoviai mąstyti, noriu valgyti. Jam automatiškai juslės, tai yra klausa, suaštrėdavo, akys suaštrėdavo, uoslė suaštrėdavo, seilės pradėdavo skirtis ir jis tapdavo jautresnis viskam, kas yra aplinkui. Ir tai jam padėdavo, kūnas pats padeda, mūsų kūno sąmonė padeda surasti tą maistą.
Lygiai taip pat yra su svajonėm. Jeigu jūs nesvajojat, jūsų sąmonė neturi kur nukrypti, jūs esate tarsi valtis plūduriuojanti vidury vandenyno. Įsivaizduokit Aurimas, kuris perplaukė dabar Atlantą. Jeigu jis nebūtų turėjęs GPS, nebūtų turėjęs kompaso ir aiškios krypties, jis būtų kiek tik norėjęs ir klavėsis niekada nebūtų pasiekęs Atlanto. Niekada jis nebūtų perplaukęs jo. Bet jis turėjo aiškiai kryptį. Jūsų svajonė, jūsų tikslas ir yra jūsų kryptis. Čia yra tai, kur jūs esate. Ten yra, kas turėtų būti. Ateityje jūsų kažkokia svajonė. Kad tai pasiekti, jums reiks imtis veiksmų. Ir aš labai norėčiau, kad visas būtų taip paprasta. Tik problema yra ta, kad kai mes imamės veiksmų savo svajoniai siekti tikslui, mes nuolat esam daužomi kažko iš išorės, kažkokio chaoso, kur yra neapibrištumas. Nes jeigu jūs norit turėti tai, ko neturit, daryti tai, ko nedarot, kažkada ateityje, vat čia, jums pirma reikia tikėt, būt antiek nagliem, tikėt. Nes visa aplinka jums sakys, kad, jeigu ta aplinka nėra to pasiekus ir padarius, labai bus sunku jiem jūs palaikyti. Ir tada jums teks palaikyti patys save. Yra faina istorija, toks, man atrodo, Rodžeris Bannisteris, 20 amžiaus vidurys, jis buvo lengvaatletis ir jis turėjo tokią crazy idėją, jeigu suklysiu, bet man atrodo prabėgti mylę per greičiau negu 2 minutės. Man atrodo taip. Ir tuometiniai treneriai, sportininkai, jie visi sakydavo, kad čia yra insane. Daktarai sakydavo, kad jūsų širdis sprogs, plaučiai neatlaikys, kad tai padaryti tiesiog yra fiziškai neįmanoma. Bet jis buvo antiek, kaip mes jį galim pavadyti, nurautas, durnas, crazy, dar kažkaip, kad jisai nepaisant visų tų sakymų, kad tai yra neįmanoma, atrodo nepaginčiamų įrodymų, jis treniravo su ta mintim, kol galų gale atsitiko tai, kad jis prabėgo mylę per greičiau negu 2 minutės. Bet tai nėra istorijos esmė. Istorijos esmė yra ši, kad kai jis prabėgo mylę per 2 minutės, po pusės metų atsirado antras žmogus, kuris tai padarė. Rekordą, kuris buvo nepajudintamas 100 metų, pagerino antras žmogus. Po metų atsirado 10 žmonių. O dabar šitas dalykas, šitoks laikas yra normatyvas bet kokios sporto mokyklos, į kurią nori patekti kaip lengvaatletis, norma. Universiteto tiksliau. Tiesiog vienas žmogus turėjo patikėti. Mes esam labai visi apriboti mūsų socialinio rato. Tai jeigu, pavyzdžiui, mums yra sunku norėti to ir galvoti apie tai, kos mūsų aplinkoj, net bijo apie tai pagalvoti. Tai čia yra vienas dalykas. Ir čia jau yra neįtikėtinai sunku. Ir siekdami jūs tos svajonės nuolat susidursit su kažkokiais neigiamais pasisakymais, su dar visokiais dalykais. Jūs nuolat turėsit išbandyti ribą ir žengti už slenksčio, ko aš nepažįstu. Va čia yra ką aš žinau. Kai žengsiu žingsnį, aš nepažįstu, kas bus. Pavyzdžiui, aš esu čia, dabar vedu paskaitą. Toks Edvinas, koks esu dabar. Ne praeity, ne ateity. Aš ateidamas šitą paskaitą, aš suvokiu savo viduje, kad man kyla nerimas ir yra baisu, dar ir dėl to, kad aš nieko to nedariau ir tai yra chaosas. Šiuo metu aš esu chaose, aš nežinau, kas bus po šitos paskaitos. Aš nežinau, kaip jūs reaguosit, o gal aš iš viso pezu dabar, o tu galvoji, ką aš čia veikiu, blemba. Galėčiau dabar normaliai laiką leisti. O čia klausau kažkokio durno dėdo. Ir aš negaliu su šitų dalykų suvaldyti. Tai prasme, visko gali būti ir tai jau yra chaosas. Kai aš vesiu antrą paskaitą, chaosas bus mažesnis. Kai vesiu trečią paskaitą, chaosas bus dar mažesnis. Ir aš įgysiu daug daugiau įgūdžių ir tapsiu vis geresnis šitoj vietoj, kol chaoso iš viso nebeliks. Man tai taps natūralu. Kai kūrės Vyrų kalvės akademija buvo totalus chaosas. Aš atsimenu, buvo sąrašas tėčių ir sūnų stovyklų dalyvių ir Vyrų kalvės akademija neegzistavo. Ir mes su Vidugiriu skūrėm programą, viską ten sudėliojom. Ir aš atsiverčiu sąrašą žmonių, kurie dalyvavo tėčių ir sūnų stovykloje, kurių sūnus yra ten 13-18 metų pjūvį ir aš turiu skambinti. O aš turiu tą schemą, apie kurią pasakojau praeitį, kad aš noriu visiems patikti. O kai aš skambinu, ką aš galiu gauti? Ne. Aš galiu gauti ne. Mane pykina. Prieš kiekvieną skambutį, pirmus 20 skambučių mane tiesiog pykindavo, purtydavo, nes aš tai bijodavau paskambinti ir gauti ne. Buvo kosmosas ir turėjau dirbti su to, kol to nebebuvo. Ir dabar jokių parkių. Galiu paskambinti
ir padaryti. Ir kiekvienas iš jūsų, jūs turite skirtingą potencialą, skirtingas svajones. Ir galbūt net neturi dabar svajonių, nes tam, kad turėt svajonių, pirmą reikia žinot, bet prie to praeisim. Tačiau tam, kad kažkuo tapt, kad kažkaip pasikeist, jums reikia imtis veiksmų, patirti dalykus, tuos dalykus patiriant, žinot, kad tai nebus faina, tai nebus patogu, tai nebus malonu. Malonu yra eiti su draugais į maką, malonu yra tiesiog chillint, malonu yra gamint, malonu yra eiti savaitgaliais tūsint, malonu yra visi šitie dalykai. Ir aš tai puikiai suprantu. Ir aš tai dariau. Tiesiog pradėjau daryti ir kitus dalykus šalia. Ir tie kiti dalykai pradėjo nusvertą malonumų vaikymas. Good. Kodėl tai daryt? Yra toks manimas ir įsitikinimas, kad kai žmogus gimsta, jisai iš pradžių, neįsitikinęs, taip yra. Žmogus gimsta, jisai net nemoka ropot, po truputį išmoksta ropot, išmoksta šliaužt, tada jis atsistoja, pradeda eiti, tada eina į 1 klasę, išmoksta A, B, C, 1, 2, 3, išeina į 4 klasę, pradeda mokytis kirčius, priebalsius, vėl daugybos lentelę išmoksta, visokius kitokius dalykus. Jis baigia mokyklą, jis baigia univerą, jis nueina į darbą, kurį dirba ir tada kas dažniausiai atsitinka? Jis nustoja mokytis. Nustoja įsisąmonint patirtis, kurias patiria ir mano, kad viskas. Daugiau nebėra kur judėti. Ir šitas įsitikinimas ateina iš tyrimų darytų dar 20 amžiaus vidury, kur iki 20 amžiaus vidurio buvo manoma, kad kai mūsų smegenys pasiekia maždaug 26 metų amžių, man taip atrodo, jos nustoja vystytis. Tai reiškia, kad viskas, kokie mes susiformavom, tokie ir būsim visą gyvenimą. Bullshit! Užmirškit tai. Neuromokslas įrodė, kad smegenys yra neuroplastiškos. Mes keičiamės non-stop. Tau bus 29, tu keisies. Tau bus 42, tu keisies. Tu būsi 55, tu keisies. Jeigu jūs tik įdarbinat savo smegenys keistis. Gal jums padės šitas dalykas. Anksčiau buvo manoma, kad kai baigsi mokyklą, tapsi chirurgų inžinierium, chirurgija inžinierė, tiesiog karininku, karininkė, nesvarbu, kažkuom tapsi ir tu turėsi užtikrintą gyvenimą, visą savo gyvenimą, gausi stabilias pajamas, turėsi kažkokį statusą ir tipo gyvensi labai gerai. Hebra, slow down, slow down. Taip nebūtinai veikia jau. Pasaulis keičiasi taip greitai, kad viena pagrindinių žmogaus ypatybių, kuri yra sveikintina jau dabar ir bus sveikintina vis labiau ateityje, tai yra jūsų gebėjimas keistis ir pakeisti save. Pakeisti savo mąstymo pobūdį, nes pasaulis kinta nepaprastai greitai, ypatingai dabar jaus akivaizdai. Žiauriai greitai. Tai mokyt save keistis bus most trending skill. Pamatysit, kaip ir gebėti kurti ryšius. Tai tie, kas esat VK UMO, jūs norit, nenorit, to mokotės patyriminiu būdu. Dabar čia mes paskaitoj ir dar likusias paskaitas įgausim tam tikrus skillus. Tai žmogus keičiasi visą gyvenimą. Tiesiog, jeigu bent šitą įsidėsit iš viso šitos paskaitos į savo galvą, jūs žinosit, kad jūs visą gyvenimą nepaliaujamai gali keistis ir tai priklauso ne nuo ko kito, o nuo jūsų. Žiauriai yra lengva pradėti kaltinti kitus, kad pasaulis yra blogas to ten ir ten. Ne, galbūt tu tiesiog pasaulį suvoki ne taip, kaip reikia. Galbūt tu galėtum kažkaip kitaip save adaptuoti prie pasaulio ir išnaudoti savo potencialą, prisitaikant prie tokio pasaulio, koks jis yra. Nelabai įkvėpia šitas, ne? Užrašas. Gal spalvos reikėtų? Nu jo, jeigu būtų rožinis, būtų visai kitai. Čia yra toks dalykas kaip fenomenologija. Esat kas nors girdėję? Ne. Fenomenologija yra vakarietiška filosofijos, tokia tradicija atsiradusi 20 amžiaus pačioj pradžioj, 19 amžiaus gale. Ir įprastai filosofijoje, kaip yra kalbama, filosofuojama, ne? Čia yra stalas.
Stalas turi 4 kojas. Stalas turi paviršių. Stalas yra kietas, kai aš jį liečiu. Nu ir bandoma suprasti, koks yra stalas ir kas yra stalas. Fenomenologija, ji veikia šiek tiek kitaip. Ji užduoda klausimą, kaip aš savo viduj suprantu savo sąmoniai, kad stalas yra stalas. Fucked up shit, ne? Kaip aš savo viduj suprantu, kad stalas yra stalas. Ir atrodo, tai yra absurdas. Bet šitas dalykas davė pradžią psichologijai, Freudo psichoanalitikai. Mes visi stalą galime matyti ir jį suprast savaip. Fenomenologija nuo filosofijos skiriasi tai, kad filosofija, pavyzdžiui, kokią baimę nagrinėtų, kad, aš patiriu baimę, tai man pakyla heart rate'as, aš pradedu prakaituot, aš pabalstu, tarkim, ir panašiai. Bet tai, kaip tu patiri baimę ir taip, kaip aš išgyvenu baimę, yra 2 visiškai skirtingi dalykai. Suprantat? Tai, kad jum baimė gali būti žiūrinti vieną dalyką 10, kitam baimė žiūrinti tą patį dalyką bus 5, o galbūt 2. Ir mes visus dalykus išgyvenam ir patiriam neįtikėtinai skirtingai. Ir būtent Edmundas Husserlis toksai, jisai davė pradžią fenomenologijai ir jo mokinys Heideggeris pasakė labai tokį įdomią mintį, kad mūsų visų prasmė, kaip žmonių prasmė, skleidžiasi mūsų mirties horizonte. Tik tais tas faktas, kad mes mirsim, padaro mus unikaliais nuo kitų žmonių. Mes nieko nesiskiriam tarpusavy. Tu turi akis, aš turiu akis, tu turi plaukus, aš turiu plaukus. Viską mes turim. Aš galbūt plinku, tu dar neplinki. Ta prasme, mes visi esam panašus, kad ir kiek skirtumų ieškotume, mes neturim nieko unikalaus, išskyrus vieną dalyką. Tai, kad mes turėsim unikalią savo mirtį. Ir ką padarysim iki jos. Aš mirsiu. Aš žinau, kad mano tėvai mirs. Tai yra neišvengiama. Klausimas yra, ką aš padarysiu su tuo laiku nuo dabartinio Edvino iki to Edvino, kuris mirs. Ir čia visa tai priklauso. Pats geriausias pasirinkimas yra nieko dėl to nedaryti, pasiduot autopilotų ir neklaust klausimų, kodėl aš veikiu taip, kaip veikiu, nes tai bus paprasčiau. Tiesiog gyvent. Ir it's okay. It's okay tiesiog paprastai gyventi ir nekvaršint savo smegenų. Tačiau ne okay yra, jeigu jūs jau pastebit, kad jūs norit kažko daugiau. Pastebit, kad jūs savo viduj nuryjat kažkokį tai didesnį norą ar dar kažką, pasirink to nematyt. Nes tada jūs tiesiog tą likusi laiką iki čia, iki jūsų mirties fakto nugyvensit su kartėliu. Nugyvensit, kad taip ir neleidot savo gyventi. Tai tiesiog prisiminkit šitą faktą, kad jūs mirsit. Tačiau, nepaisant to, Freudo psichoanalizės pradininko mokinys Karlas Gustavas Jangas, jisai pasakė, kalbėjo apie vieną tokią mintį, kad žmogus iki savo gyvenimo vidurio, imkim 40 metų, tai man dar 11 metų iki ten, iki 40 metų negyvena savo pagrindinės istorijos. Jis tik ruošiasi savo pagrindinės istorijos gyvenimui. Mes esam pripratę manyt, kad būtent tada, kai aš nustoju mokytis, kai man 26 metai yra ir sudariu darbą, kad aš iki tada turiu achievint dalykus. Ir viskas, nuo ten prasidės downhillas gyvenime. O ką kalbėti apie 40, tai viso ten senas ir jau nieko gyvenime nebelaukia. Ir šitas įtikinimas yra žiauriai prastas. Žinot dėl ko? Dėl to, kad jūs vietoj to, kad savo pirmus 40 gyvenimo metų skirtumėt savęs pažinimui, supratimui, kodėl aš veikiu taip, kaip veikiu, kas mane gyvenime trigerina, bandytumėt, rizikuotumėt, patirtumėt, jūs visą laiką gyvenat labai saugiai, taip, kad tik tais, kad aš nesusižeiščiau emociškai, kad nesužeiščiau kitų aplinkinių, nerizikuosiu, ką tėvai pagalvos, ką mokytojai pagalvos, ai tas, ir mes taip saugiai varom, nieko apie save nesužinom, nes nepatiriam dalykų. Ir būdami 40 metų, kai minėjau prieš tai, kai gyvenimas tampa toks sunkus, kad mes nebegalim matyti savo
nebežiūrėti tiksliau į savo vidų, mes tą pradedam apie save mokytis. Vietoj to jūs galite apie save pradėti mokytis dabar, sėdėdami čia, patirdami dalykus. Ir čia būtent ir yra šita Jango mintis, kad visas laikas iki gyvenimo vidurio yra skirtas pažinti save, pažinti ir susivokti. Ir kai jūs save pažinsit, tada gyvenimas prasidės. Bet tai nereiškia, kad nieko nedaryt. Jokiais būdais. Tai yra ne apie tai, kaip tik daryt, bet žinoti tai, kad man nebūtina dabar būti kažkokiu great ir big. Jeigu jūs jau esate čia, jūs kažkur viduj turit savo norą būti kažkuom. Kažką turit viduj. Jums nebūtina jau turėti minti, kad aš turiu dabar būti, kai būsiu 25, nes matau reelsuose, kaip kažkas rodosi 25 milijonierius, milijonierė ar trending ten kažkur ir taip toliau. Ne, taip gyvenime dalykai neatsitinka arba atsitinka, tai būna tiesiog ultra super duper mega loterija, vikingų loto. Ir tai žmonės valiau su to nesusitvarko. Nes neturi savęs viduj pasikeitusio. Nes reikia patirčiai pribręsti. Kaip aš ir sakiau, jeigu būčiau čia atėjęs prieš 4 metus, aš turbūt čia nebūčiau atėjęs, arba būčiau sudegęs, matydamas jūs visus čia. Lygiai taip pat, jeigu jūs gaunate didžiulę valdžią, didžiulius pinigus ar dar kažką tokio, kai jūs nesate tam pasiruošę, suskrenda tiek drakonų, su kuriais jūs jau nebesusitvarkot. Ir tada shit hits the fan. Labai stipriai. Tai todėl jūs augdami savo viduj galit nepaprastai daug ateityje susikurti gražių dalykų. Pulkininkas, leitenantas, tuo metu, man atrodo, dabar jau pulkininkas, Valerijus Šerelis, karo akademijai, man rodydavo šitą skaidrę, aš jos nefiga nesuprasdavau. Man buvo neįdomu. Aš tiesiog tuo metu, ką dariau, gal ir neskeipą žaidžiau. Per telefoną neprisimenu. Bet man buvo dzin. Tai, kad jūs esate dabar jau čia, tai jūs esat beyond me. Kai aš buvau 20 metų, jūs būdami čia, kam yra 15, jūs jau esat above me. Ir jeigu jūs patirsit gyvenime dalykus, juos bandysite įsisąmoninti, jūs mane aplenksit tikrai 100% visame kame. Jūs tiesiog pradeda daug anksčiau ir aš jums labai tai pavydžiu. Pameni šituos? Aš manau, matai. Tai Valerijus Šerelis man rodė šitą skaidrę. Ir man praeitą savaitę aš sėdžiu, galvoju, kaip aš jums galiu paaiškinti vieną dalyką ir prisiminiau jo skaidrę. Galvoju, va, kodėl jis jį man rodė. Tai žodžiu, jis sakydavo taip, labai žinoti, norėti, galėti. Kuo jūs daugiau žinot, tuo jūs daugiau norit. Jeigu jūs nežinot dalykų, jūs nežinot, kad jūs galite kažko norėti. Kuo jūs labiau norit dalykų, tuo daugiau nutinka jūsų patirčių, jūs įvelėt save įvairias patirtis, nes kai nori viduj kažkogi negali nedaryti, ne? Nu, kai kažko žiauriai nori visą laiką įmies kažko daryti teisingai, tai kai jūs norit, jūs įgyjat patirties tam, kad galėtumėt kažką padaryti. Ką jums reikia žinot, tai ką minėjau prieš tai, išbraukit galėti. Savo gyvenime dabar išbraukit galėti. Negalvokit net apie tai, jums to nereikia. Ko jums reikia žinot ir norėti. Kuo jūs daugiau žinosit, tuo jūs daugiau norėsit. Ir jeigu jūs tik ant savo vidaus užsikrausit kryžių, kad aš ir turiu privalėti galėti sukurtą ultra sėkmingą įmonę, aš turiu galėti tapti tuo aktorium, režisierė, nežinau, you name it, tada jums taps labai sunku žinot ir norėti, nes jūs pastoviai galvosit, kaip aš turiu tuo tapt, o tam, kad tuo kažkuo tapt, reikia patirti labai daug nemalonių patirčių. Tai ką jūs galite geriausiai daryti, tai tiesiog šiuo savo gyvenimo metu investuoti į save, sužinant įvairiausių dalykų. Tai kaip galima sužinoti dalykus? Sužinoti dalykus apie save galima keliais būdais. Kas man labai padėjo? Man labai padėjo įsisąmoninimu grįsta meditacija. Aš tiek stipriai pradėjau suprast, kodėl aš veikiu. Taip, kaip veikiu. Nes tai yra tarsi pradedu pastebėti dalykus savo viduj. Antras dalykas, tai yra žiūrėti įvairiausius podcastus. Tiesiog kuo daugiau podcastų. Neįdomu atrodo iš pradžių, žiauriai tingiu, bet einu ir darau. Ir tiesiog žiūriu. Dar kitas dalykas yra knygų skaitimas, pokalbiai su draugais. Tiesiog darimas to, kas nėra galbūt patogu, bet žinau, kad bus vertinga. Ir tiesiog skirimas tam laiko.
bet apie tuos dalykus, kurie jums gali padėti daugiau žinot ir daugiau norėti, mes kalbėsim ir kituose paskaituose. Aš kaip ir sakiau, šita pirma paskaita yra apie tą koncepto supratimą, kodėl tai yra svarbu. Suprantat? Mindfulness meditation, įsisąmonimų grįsta meditacija. Būtent kita paskaita, gerai, pasakysiu vėliau. Aš jums minėjau apie tą operacinę sistemą, apie jūsų viduje susikūriamą žemėlapį. Kiekviena patirtis, kurią tu patiri, kurią aš patiriu, tu patiri, pas mus nugula atitinkamą stalčiuką. Stalčiukas gerai, stalčiukas blogai. Stalčiukas tai tik įrodo, kad aš savim nepasitikiu, tai įrodo, kad aš pasitikiu. Stalčiukas aš aфигена. Žiūri, fainas stalčiukas, ne? Labai norėtus kuo daugiau failų prikrauti stalčiuką aš aфигена. Ir tas stalčiukas aš nevykėlis. Ir mes pastoviai patiriam įvairiausias patirtis ir tas patirtis dedame atitinkamus stalčiukus. Ir pagal šituos stalčiukus mes vėliau gyvenime veikiam. Net nemastydami apie tai, tiesiog veikiam. Nes mes jau esam tokie, mes susikūrėm save tokį kaip aš. Bet reikalas yra tas, kad mes galim tai keisti. Kaip aš pasakojau šitas, kad aš savim nepasitikiu. Aš savim nepasitikiu stalčiuką, pradėjau keisti savo sakydamas, bijau bedarau. Žiauriai bijau vestą paskaitą Hebra iš krašto apsaugos ministerijos. Žiauriai bijau, parašau taip. Ir aš atsimenu, ateinu į tą paskaitą, nuleidęs galvą, atsisuku, man 22 metai. Ir žiūriu 60 metis, 70 metė, ten žiūriu normalūs suaugę žmonės ir dar mano viduje tai jų statusas ten belė koks aukštas. Ir aš toksai ir pradedu jiem kažką pasakot, pravedu meditaciją ir po to įgaunu tokią patirtį, kur suprantu, kad šitas keliauja aš aфиgenas. Ir aš vis tada tapdavau kolekcionierius tokių patirčių, kad aš suprantu, jog mane tai žiauriai gazdina, aš suprantu, kad aš labai savim dabar nepasitikiu, bet aš sau pasakysiu tai. Aš žiūriu į veidrodį, aš suprantu, kad aš esu kačiukas. Bet aš vaidinu, kad aš matau ten liūtą, aфиgeną tokį su gaurais ir taip toliau, nors toks nesu. Ir man tai padėdavo pasinerti ir padaryti tuos dalykus, kurie yra žiauriai nepatogus. Ir būtent, kai aš kalbu apie operacinę sistemą, tai aš kalbu apie pastebėjimą, kai aš žinau, kad kažkas yra labai man bus naudinga, kas mane gali privesti prie tos svajonės, bet aš nebūtinai leidžiu savo tai daryti. Operacinė sistema tai yra toks interpretacinis mechanizmas, kuris veikia mūsų galvoje, kai mes įvertinam dalykus ir mes galim tai keisti. Vieni pasaulį mato kaip gerą, fainą vietą gyventi, kiti pasaulį mato kaip šlykščią, neteisingą vietą gyventi. Pagalvokit savo aplinkoje žmonių, kiek yra, kurie galvoja, kad pasaulyje yra vien vagys, kad pasaulyje yra neteisingi žmonės, kad pasaulis yra tik žiaurus, kad pasaulyje yra nieko gero. Pagalvokit, kiek yra tokių žmonių. Ir lygiai taip pat yra žmonių, kurie naiviai galvoja, kad pasaulyje yra vien drugeliai ir pasaulyje nieko nereikia stengtis. Čia yra kitas kraštutinumas. Bet pasaulyje yra ir to, ir yra visko. Klausimas, kaip mes žiūrime šitą pasaulį. Nulems tai, kokiam pasauliu mes ir gyvensim. Būtent dėl to mechanizmo, apie kurį jums pasakojau anksčiau, mes vėliau elgiamės atitinkamai pasaulį. Jeigu aš įsivaizduoju, kad man šita paskaita yra galimybė, aš randu daugiau jėgų į ją nueiti ir ją pravest, negu įmanyčiau, kad šita paskaita yra laiko švaistimas ir vis tiek čia yra nieko gero. Taip? Tada aš neturėčiau jėgų. Ir taip kiekvienas iš jūsų, kai norit kažką padaryti, ieškokit būdų, savo viduje susikurti istoriją, kuom jums tai gali būti naudinga. Ir jeigu rasit būdų, jums taps padaryti tai lengviau. Tačiau tai vis tiek nėra lengva. Viena iš geriausių strategijų, pagal kurią jūs galite veikti šiandien dienai, tai yra prisiverst save nenusisukt nuo ten, kur mažiausiai norisi žiūrėti. Priverst save žiūrėti ten, kur jūs žiauriai nenorit žiūrėti. Nes tai, ko jūs labiausiai vengiat ir tai, dėl ko jums yra labiausiai baisu,
yra labai aiški kelrodė žvaigždė į tai, ko jūs labai norit. Suprantat to ar nesuprantat? Ten yra kažkas tokio. O tai yra baisu dėl to, kad tai ir turėtų būti baisu. Mitologijoje, pasakose, ten, kur yra didžiausias auksas, daugiausiai aukso, ten visada yra kas? Drakonas. Ir drakonas yra tarsi simbolis, atrankos simbolis, kuris atrenka tuos, kurie iš tikrųjų kažką nori ir yra pasiruošę paaukot save dabar tokį, koks esu, vardan to, kuriuo norėčiau tapti. Aš turėsiu susikauti su drakonu. Ir tie drakonai yra, čia tik metafora, bet jie yra visokiausios baimės apipavidalintos įvairiausiais pavydalais, įvairiausiam žmonėm, įvairiausiais įsitikinimais apie save. Ir vienas iš būdų, kaip man tai padėdavo tvarkytis, pavyzdžiui, karo akademijoje, kai stojau karo akademiją, pirmam kurse buvo toks bazinis kario kursas ir ten buvo 2 mėnesių karantinas, tai reiškia, kad mes esam uždaryti, nematom išorės. Pamenu, buvo vienos pratybos, grįžom po kelių dienų pratybų, tada nuėjom dar į šaudymus, grįžom po šaudymų ir aš esu toks nusikalęs ir žinau, kad dabar nueisiu į savo palapinę, kokie plus 28 ir galėsiu tiesiog pačilinti ragelį ir pasėdėti savo ramiai. Mes stovim rikiuotei, jau išsivalė ginklus, žinau, kad viskas, tuoj galėsiu įčilinti. Ir prieina vienas iš vadų ir sako, reikia 5 savanorių. Aš nuleidžiu galvą ir tiesiog keliu ranką. Ir keliu ranką vien dėl to, kad aš tuo metu savo žmogumi, kuriuo žaviuosi, tą, kurį jūs išsirašėte ir apie kurį pakalbėjot, laikiau savo tėtę. Ir aš turėjau tam tokius įsitikinimus ir savybės apie jį, ir iš kurių vienas buvo, jis sakydavo, lengvas kelias, ne mūsų kelias. Ir jis girdžiu labai dažnai tą mano broliai sako, ir aš pagalvojau, kad geras. Jo. Ir kai užgirdau tą klausimą vado, man ta ranka kyla, nes aš savęs iškart paklausiu, kaip šitoj vietoj pasielgtų mano tėtis. Ir aš nebeturiu kur trauktis. Aš tiesiog keliu ranką. Aš tai taip nesielgčiau. Bet mano tėtis elgtųsi, tas žmogus, kurio žaviuosi. Man pasisekė, aš intuityviai suprantu, dariau tai, kas padėdavo man augti. Bet tokie ir dalykai padeda augti. Tas žmogus, kurį jūs įsirašėte, nesvarbu, jis yra fikcinis, tikras ar išgalvotas. Jeigu jūs kiekvieną akimirką, kai jūs atsidurėte ties sankryža, kai galite sukti kairę arba galite sukti dešinę, kai kairė yra pasielgti taip kaip visada, o dešinė yra pasielgti kažkaip kitaip, jūs paklausę savęs, kaip šitoj vietoj elgtųsi šitas žmogus, jūsų viduj kils atsakymas, kaip reiktų pasielgti. Jums reiks tik vieno dalyko – aklai tų atsakymų pasitikėti. Ir jūs rasit jėgų tada tam. Pabandykit. Ir pakartojus tai atitinkamą kiekį kartų, keisis jūsų asmenybė. Jūs tapsit vis panašesnis į tą žmogų. Kodėl mes Vyrų kalvės akademijoje, Ūmoj, pastoviai sakom, kad jūs tapsit tai žmonėms, su kuriais daugiausiai praleidžiat laiko, nes taip ir yra. Ne jūsų kontangentų, kosinusų ir sinusų išmanimas nulems jūsų savybės ir būdo bruožus. Jūsų savybės ir būdo bruožus nulems tai, kokiais žmonėms jūs save apsupsit ir kokį turinį į save dėsit ir kaip jūs įprasminsit savo patirtį. Tai, kad jūs žinot kotangentus, jūs juos užmiršit, baigę mokyklą. Bet tai, kiek jūs pastangų įdėjot į bandymą suprasti kotangentus, tai liks su jumis visą jūsų gyvenimą. Nes jeigu aš taip nesuprantu nieko apie kotangentus, tai aš galiu pasirinkti įprastą kelią ir go with the flow. Nesvarbu. Bet jeigu aš pakilsiu virš savęs, virš savo to įsitikinimo ir sakysiu, kad whatever it takes, kad ir kas būtų, aš dabar bandysiu tai taip suprast, kad afigenai suprasčiau. Tai liks jumise. Jūs įrodysit savo, kad gali daugiau, negu jūs manot. Tai čia kaip pavyzdys. Mes turėsim šitam paskaitų cikle ir paskaitą, 5 priežastys, kodėl neverta eiti į mokyklą. Viskas gerai. Čia ironiškai. Pamatysim, kaip ten visaip gali būti. Jo, bet aš labai noriu, kad jūs išgirstumėt ir išsineštumėt šitos paskaitos viduj savo tą žinojimą, kad aš galiu keistis
tam, kad aš keisčiaus, man reikia patirti tai, ko aš niekada anksčiau galbūt neleidau savo patirti, jeigu ta patirtis nekenkia man ir mano artimiausiai aplinkai. Ir kad aš turiu ugdyti savyje pastabumą, ką ta patirtis daro su manim, kaip aš veikiu, kaip aš keičiuosi. Ir visus šitos dalykus, kuriuos paminėjau, kitos paskaitos bus būtent ir apie tai. Edvinai, Aha, kodėl paskaita vadinasi, kodėl verta nuvalyti viešą tūliką? žiauriai geras dalykas, neužsiminiau nieko apie tai, ne? Bus viena iš skaidrių, jau pačiai pabaigai, ok? Jo. Turbūt viską pasakiau iš tos vietos. Ai! Ne viską. Tam, kad pas mus visuomeniai mes gyvenam kaip socialiniai organizmai ir mes visi tarpstam tarp kitų žmonių. Ir yra tam tikros savybės, kurios yra laikomos, sankcionuojamos kaip blogos, negeros. Ir mes dažnai bandom jas užrakinti savy ir slėpti. Tas pats Jungas sakė labai tokia įdomią frazę, jis aprašydamas šešėlio sąvoką. Šešėlis anot Jungo yra ta mūsų psichikos dalis, kuri yra mumise gyva, bet ir kuri mum yra tokia saldi, ko mes labai norim, bet mum yra net baisu kitiem apie ją pasakyti, nes ji gali būti visuomenės laikoma labai bloga. Tačiau tas pats Jungas pasakė, kad būtent leidimas savo įsisąmoninti ir po šiek tiek atidaryti to šešėlio vartus gali būti tas dalykas, kuris leis jums suprast, ką jūs norite veikti gyvenime. Pavyzdžiui, mano šešėlis ir aš tai turiu. Ir man anksčiau būtų buvę gėda ir labai nemalonu tai sakyti, bet aš dabar suprantu, kad tai yra mano dalis ir aš nieko su to nepadarysiu. Aš galiu ją slėpti, užrakinti už savo durų ir niekam to nerodyti, bet aš parduočiau dalį savęs. Nedaryčiau to, ką darau dabar. Mano kažkur giliai viduj, aš žiauriai noriu būti svarbus, noriu būti pripažintas, o jeigu jau kalbant visiškai nurautai ir visiškai kraštutinumais, aš noriu, kad visi žmonės prieš mane lenktųsi. Ir jeigu jūs manot, kad jūs neturit šešėlio kažkokio, kuris pasireikštų kažkaip kitaip, taip pasireiškia jis pas mane, tai jūs savo meluojat. Jūs galbūt jo dar nematot, bet jūs kažkada jį pamatysit. Klausimas, ar jūs susidraugausit su juo, ar ne. Ir kartais susidraugavimas su juo gali būti labai skausmingas. Labai skausmingas. Nes jis gali kainuoti. Tačiau ten yra labai didelė dalis jūsų sėkmės ir jūsų to tikro gyvenimo. Toj daly, kur atrodo norisi slėpti nuo viso pasaulio. Oi, nes kaip taip galima? Ne. Aš turiu būti geras ir panašiai. Tai kiekvienas iš jūsų turi tą dalį. Nebūtinai atpažįstat ją kol kas, bet atpažinsit. Ir ką mes Vyrų kalvės akademijoje ir ūmai daug vedam jūs link to, kad jūs turėtumėte terpę žmonių, saugią aplinką, kurio jūs galėtumėt pasidalinti apie tą savo nefainas kabutėse dalis ir būti už jas nenubausta. Nes kiekvienas iš jūsų turi tai. Bet mes labai dažnai savo įprastoje aplinkoje, jeigu tik tais pasielgiam, tarkim, mano ta dalis susijusi su arogancija, pasielgiam kažkaip arogantiškai, per kepurę. Per daug dėmesio reikalauju, per kepurę. Dar kažkaip. Ir tada mes užsklendžiam tai savo viduj. Dėl šitos priežasties mums reikia labai aplinkos, kur galim būti visokie ir eksperimentuoti. Nes tik eksperimentuojant mes galim rasti viduriuką. Ir čia yra paskutinė dalis, prie kurios noriu pereiti, tai yra viduriuko sąvoka. Nes jeigu jum dabar apie ją nepapasakosiu, kitas paskaitas bus sunku patirti suprast. Mes dažnai manom, kad gyvenime yra juoda arba balta. Gerai arba blogai, bet tarp juoda ir balta, gerai ir blogai yra dar daugybė kitų spalvų. Tačiau dažnai, kad patirti tai, kad gali būti ir kitokių spalvų, tarp 0 ir 10, gali būti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aš dažnai turiu nueiti kažkokius kraštutinumus. Pavyzdžiui, kai aš pradėjau išleidinėti savo šešėlį lauk, aš praradau savo aplinkoje porą žmonių, su kuriais turėjau tikrai gražų ir fainą ryšį.
nes jie tiesiog išsigando mano atsirakinusios arogancijos, išsigando mano atsirakinusio puikavimosi kažkokio. Ir aš įjungiau, kai aš leidau savo šešėlį išeit, aš įjungiau tas savybės ant kokių 9, nes aš jaučiausi labai saugus savo aplinkoje, tačiau tai turėjo kainą, labai didelę kainą. Ir aš mokėdamas tą kainą pradėjau išmokti iš 9 atsitraukti link 5 ir aš vis dar mokaus. Labai puikus kraštutinumo pavyzdys yra jau nustojęs galiot, bet mes apie jį galim kalbėti, yra Andrew fucking Tate'as. Kaip manot, žinot, kaip taip atsitiko, kad toks žmogus susirinko prieš 2 metus, dabar jau visi jau pasibaigė tai, bet prieš 2 metus laikė kas antro paauglio bičo dėmesį ir kad vaudžiu, kas yra ten tokio, kaip manot? Taip jis pradėjo kalbėti visokias nesąmonės. Nu? Apie gazuotą vandenį ir kažką tokio. Nu? Ir kalbėdamas tokias nesąmonės jis prisitraukė daug dėmesio ir kai jis turėjo daug dėmesio pradėjo kalbėti iš tikrųjų, ką norėjo pasakyti. Ok. Andrew Tate'as yra neįtikėtinai arogantiškas, narcisistiškas, apie save galvojantis, seksistas, laikantis save geresniu už kitus, negerbantis kitų ribų, galimai ir nusikaltėlis. Visokie tokie dalykai eina apie jį ir eina su juo. Ir tai tikrai nėra pavyzdys. Bet kodėl tiek žmonių vis tiek į jį žiūrėjo ir tiek dėmesio turėjo? Kodėl? Ir kodėl tai ypatingai buvo vyrų auditorija, jaunų vyrų? Žinot dėl ko? Dėl to, kad jis yra 10 to dalyko, kurį dažnas jaunas vyras yra išmokytas nuryti. Jėga, galia, atstovėjimas savęs bet kokią kainą, nesitaikstymas, tiesiog ta tokia kraštutinė, pavadinkim žvėriška ta dalis, man tai nepatinka, kurie jis turi, o dabar mes gyvenam tokiu laikotarpiu, kai ugdyme labai daug moterų ir panašiai, ir čia būtent žinutė vaikinam, kad mes tampam labai jautrus ir su to viskas yra gerai, tačiau mes esam ne tik jautrus ir ne tik žvėris, pas mus yra 5 visko ir mes galime įsisąmoninti visko, bet kadangi mes esam itin nuėję į jautrumą, mus labai dažna bičą tada sužavėjo Andrew Tate'o fenomenas, nes jis yra nurautas, sako, ką nori, jam yra dzin ant visko. Ir eina, šau, šitas bičas sau leidžia tai daryti. Ir tai sužavi. Bet tik tais tiek. Ir kai visi kalba apie Andrew Tate'o fenomeną ir man įdomiausia yra ta dalis, kaip taip atsitiko. Kodėl tiek jis daug susigavo auditorijos. Ir man atrodo, tai yra vienas iš atsakymų. Bet jis yra 10, taip neturėtų būti. Ten mes neturėtumėm gyventi. Kiekvienas iš mūsų mes turim savį rasti tą vidinę jėgą pastovėti už save. Bet kai mes ją randam, reikia neužmiršti, kad mes su tą savo vidinę jėgą esam visuomenės dalis. Kad mes esam čia tam, kad padėti viens kitam, kad jungtumėtės, kad bendrautumėm, kad kurtumėm šiltą santykį. O jis to nemoka. Jis ten ir pasiliko su visu tuo. Tiesiog čia norėjau paminėti kaip pavyzdį kitai skaidriai. Apie tą vidurio savoką. Kiekvienas iš jūsų, jūs patirdami dalykus ir leisdami savo patirti dalykus, susidursit su tuo, kad, o geras, aš patyriau šitą dalyką, įdomu, kodėl aš nuo jo taip nudegiau. Galbūt dėl to, kad variau ant 8, kai reikėjo varyti ant 4. Ką reiškia dabar tas varimas ant 8 ar ant 4? Čia jūs galit matyti iš 17 amžiaus prancūzų vieno krikščionio padarytą skaidrę, ne skaidrę, o paveiksliuką knygoj. Tai čia yra, aš jį tiesiog pasirinkau, nes jis man papuolė studijų metu. Mes galime matyti protą viršui, stovintį soste, ir protas ant grandinių pririštus laiko pasijas, pasijons, jausmus. Pavadinkim tai jausmais dabar. Ir jis laiko juos ant grandinių. Kodėl jis laiko juos ant grandinių? Tam, kad juos kontroliuot. Nes protas, norėdamas išlaikyti balansą, jis turi visą laiką savo juslės jausmus, kurios reikalauja dėmesio išlaikyti ant lenciūgo. Nes jeigu baimė paims per daug vietos, aš nebebūčiau galėjęs ateiti čia, jeigu būčiau pasidavęs baimį. Tai aš ją paleidžiu tiek, kiek galiu. Jeigu aš pasileisčiau vien joy, tai hebrytė mane čia tikrai nebūtų. Aš dabar važinėčiau kažkur sportiniu, tiesiog nežinau,
roller coasteriais Haidės parke, šniočiau koksą ir dar kažką tokio daryčiau. Nes, o kam? Visas gyvenimas yra joy. Bet taip nėra. Viskas yra balansė. Kiekvienas mūsų jausmas, jisai reikalauja tam tikros priežiūros. Tai šitas paveiksliukas tik tam, kad tai suprast. Ir aišku, kadangi tai krikščionių mokyklos paveiksliukas, tai virš to dar yra ir divine grace, tai dieviškoji jėga, kuri valdo žmogaus protą. O žmogaus protas valdo jame visas esančius jausmus. Kitaip sakant, jūsų jausmai yra tarsi mikro dalykai, mikro jūsų versijos, kurią jūs turit duoti dėmesio. Bet pavyzdžiui, tas šešėlis, apie kurį kalbėjau, ne? Kiekvienas iš jūsų turi šešėlį. Jeigu jūs jam neduoda dėmesio, jūs valgo viduj. Ir jūs to nepastebit. Jis vėliau pradės išnaudoti žmonės, jis vėliau pradės kenkti kitiem, jis vėliau atsistos į aukos poziciją ir sakys, kad oi, kodėl vieniem gyvenime sekasi, kitiem ne. Todėl mes turim išmokti pastebėti visas šitas mūsų dalis ir kaip jos veikia. Ir Aristotelis prieš 2000 jau metų Nikomacho etikoje sukūrė tokį dorybių ir ydų sąrašą. Ir čia yra būtent apie vidurį. Jeigu esat girdėję savoką auksinis viduriukas, tai jis ateina iš Aristotelio laikų. Ir dabartiniai mokslininkai, kurie etikos rėmose, moralės rėmose dirba, vis dar remiasi Aristoteliu, nes tai yra tiesiog nepakeičiamas kūrinys. Dorybė – drąsa. Bailumas yra 0. Drąsa yra 5, įžulumas yra 10. Tam, kad aš būčiau drąsa nebus, kad aš prieinu ir šoku ant 4 bičų, nes ten matau, kad jie kažką blogai daro ir tai būtų įžulumas jau ir kvailumas, nepasverta drąsa ir aš nuo to nudegčiau. Lygiai taip pat mano baimė pastovėti už save, kai aš ir už kitą, kai matau patyčias, yra bailumas. Ten yra 0, 2, 3, o 5 ir vidurys yra drąsa. Ir mūsų visas gyvenimas ir ėjimas gyvenime, nesvarbu, ko mes siekiam ir ką patiriam, yra bandymas priartėti link vidurio. Ką aš bandžiau čia jums visą laiką pasakyti, kad kai mes patiriam dalykus, įvairiausias patirtis savo gyvenime, mums derėtų mokytis savęs klausti, kaip aš esu šitose patirtise, kaip aš jas patiriu. Ar aš nusiraunu ir nudegu ten juose, ar aš esu ultra super duper pasyvus. Ir patirti vis iš naujo, pasiekiant 5. Ir anot Aristotelio ir kitų filosofų, tikroji laimė ir yra čia. Tikroji laimė yra gebėjime būti ant 5. Ne ant 10, ne ant 1, o ant 5. Nes jeigu aš visą laiką tiesiog norėsiu būti laimingas, aš minėjau, ką aš veiksiu. Tame nebus jokios prasmės. Aš tiesiog patirsiu gyvenimą totaliai malonumam, bet ten laimės daug nebus. Laimiai reikia vidurio, laimiai reikia skausmo, laimiai reikia džiaugsmo. Klausimas, kaip aš būnu tame skausme ir džiaugsme, tam, kad aš galėčiau atsistoti per vidurį. Ir tarsi gyvenimas yra tada banguojanti jūra, kur yra žiauriai daug nesėkmių, žiauriai daug skausmo, žiauriai daug džiaugsmo, žiauriai daug laimės, palaimos, dėkingumo, kančios, visko, bet koks aš tame esu. Ir gebėjimas būti 5 gali link to davesti. Ir tualetas. Karo akademijoje būdavo tokia užduotis Eldoradas. Eldorado valymas. Žinai šitą ar ne? Tai man yra tekę, antram gal kurse, dar prieš psichoterapiją, aš maniau, kad aš esu žiauriai kietas ir afigienas ir esu auksarankis. Kad aš nenoriu daryti šūdų gyvenimą, aš būsiu žiauriai afigienas. Ir tiesiog gyvenime taip atsitiks, kad aš būsiu žiauriai afigienas. Tiesiog toks buvo kvailas įsitikinimas, iš piršto laužtas ir aš visada vengdavau to, kas yra sunku. Arba to, kas atrodo, kad aš esu per didelis povas tai daryti. Ir prisidirbau ir už tą prisidirbimą gavau užduotį keliauti į Eldorado miestą. O kelionė į Eldorado miestą tai yra eiti į tualetą, kur kiekvieną dieną po N+K kartų savo reikalus daro 60 žmonių, nueiti į pisuarus ir išvalyti pisuarų sifonus. Ten, kur atsisuka, kur viskas nuteka ir viskas renkasi, juos išvalyti. Pilnai su pirštinėm, kad temos neblizgėtų. Ir tada vamzdžius ir taip toliau. Ir aš galvoju, aš tai darysiu, eikit šikt. Ir man tada taip bedarant, aš suprantu, kad kažkaip valau juos ir suprantu, blemba.
Bet tie kiti žmonės, kuriuos aš laikau prastesniais už save, jie to nedaro. Kas čia taip vyksta, kodėl aš dabar turiu tai daryti? Ir aš gremžiu. Ir tada suprantu, kad, gal aš ir nesu toks aфиgenas ir kietas, kaip aš maniau. Ir man tada šita patirtis, dabar aš suprantu. Tada tiesiogiai nesusijau, bet po tos patirties ir prasidėjo mano toks biški didesnis gilinimas į save. Ta patirtis su panikos ataka, noras tada gilintis į save, su tuo prasidėjo. Ir dabar, pamenu, buvo vienos iš grupių stovykla Vyrų kalvės akademijoje. Ir atinu ir tūlikai yra apmyštas tūlikas. Aš galvoju, padarysiu tyrimą. Susitinku tada su aplinkiniais žmonėm, kurie yra pasiekę kažko gyvenime. Aš susitinku su Mykolu Karpičium, kanumo įkūrėju ir sakau, seni, tu, kai apmyži tūliko dangtį, tu nuvalai ar nenuvalai jo? Sako, nuvalau. O kai tu nueini ir randi, ne tavo padaryta, tai ar tu nuvalai ar nenuvalai? Nuvalau. Ir tada taip aplinkui pradėjau klausinėti žmonių ir man taip darės vis aiškiau, kad viena iš tokių didesnių savybių, kuriom pasižymi tie žmonės, kurie yra pasiekę kažko daugiau, turi kažkokį statusą, jie labai dažnai yra linkę padaryti tai, kas yra nepatogu, nemalonu ir visiškai su manim nesusiję. Tai kitaip sakant, toks paprastas dalykas kaip tūliko nuvalymas, nepaisant to, ar ten tavo kaltė yra ar ne tavo kaltė, padeda tau treniruoja viduj tą įprotį raumenį padaryti tai, kas nėra patogu, tai, kas nėra faina. Tai todėl verta nuvaryti viešą tūliką. Tam, kad jūs padarytume tai, kad jūs nesat geresnis ar geresnė už kažką, kad čia puikuotės. Jūs galite sau leisti tai padaryti, tokį žemą atrodo darbą. Ir antra, jūs tai darydami kuriat savo viduj įprotį vėliau padaryti kitus nemalonius dalykus, bet kurie gali būti prasmingi. Ir vienas tūlikas po kito tūliko ir taip numes. O kai jūs klausinėjate, tuos žmonės, jūs sakėte, klausinėjate tie, kurių pasiekė jau. O jūs Paklausiau. Taip. Ir tie, kurie Taip. Paklausiu. Tai ir mes, kadangi turim atvirą santykį, aš esu išgirdęs ne kartą, nevalau, aidzin. Bet čia nėra kažkoks empirinis tyrimas, kur galiu mokslo tyrimas. Tiesiog smalsumo dėlį. Tai vat, ir šita pirma paskaita, vėl primenu, nuobodi teorinė, o teorija yra bullshit. Tačiau jeigu jum viduj bent kruopelytė atsiras to, kad aš turiu galimybę eiti psichoterapiją, nes mano tėvai gali mokėti, išnaudokit tai, nes jums padės tai pažinti jūs tokius, kokius jūs esate dabar, dėl psichoterapeuto. Viena iš esminių dalių, kur jauni žmonės sufeilina ir išsigąsta psichoterapijos ar psichologų, jie nueina ten, kur jų tėvai sako jiem nueiti. Jūs psichologo arba psichoterapeuto, psichoterapeutės, psichologės turite ieškoti taip, tarsi, nežinau, jūs ieškotumėt kažkokio ultra, super, duper, būtent jums tinkančio daikto, Akropolį ar dar kažkur. Bet va taip, jūs turite nueiti pas vieną, ne, man nepatinka, kaip jis su manim bendrauja. Nueit pas antrą, nueit pas trečią, pas ketvirtą, penktą, rasit tokį santykį su žmogum, su kuriuo jums faina draugaut, kalbėt. Tai galėtų būti santykis tarsi archetipiškai mamos dukros, mamos sūnaus, tai gali būti draugo draugės santykis. Jums tiesiog reikia surasti tokį psichologą, psichoterapeutą, šalia kurio yra gerai ir šalia kurio jūs gali būti pažeidžiami, tikri ir parodyti visus savo drakonus. Nes kai jūs pradėsit rodyti kitiems savo nefainas dalis, tam vienam bent jau žmogui, jūs pradėsit su jom susidraugauti. Ir jos ilgainiui padarys jūs big. Jūs dabar esate čia. Jūs po 10 metų būsit čia, kur esu aš. Aš po 10 metų būsiu dar kažkur čia. Ir jum dabar, būnant čia, kur esat, nueit pas psichoterapeutą, gali žiauriai paspartinti šitą dalyką. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas. Patirkit ir rizikuokit savo gyvenime. Aфиgenai daug rizikuokit. Nes jūs patirdami ir sukaupdami patirtis, jūs kaupia tam tikrą bagažą. Jeigu žmogus gyvena, įsivaizduokit, patirdamas tik vieną dalyką, grįžtu iš šulios ir einu prie PC ir daugiau nieko neveikiu, aš turiu tokią failų biblioteką. Bet jeigu aš einu į mokyklą, ten darau tą ir tą, tada dar rizikuoju, darau tą ir tą, tada varau, darau tą, aš turiu tokią biblioteką, iš ko galiu vėliau gyvenime tiesiog atsirinkti tai, kas man įprasmina ir kas mane įgalina veža veikti. Tai patirkit, nepaisant to, kokia tai būtų kaina. Nepaisant to, kaip jūs nudegtumėt nuo to.
Leiskit savo patirti. Ir trečias dalykas, be kurio visos tos patirtis nueitų tiesiog velniop, jums reikia išmokti įsisąmoninti savo patirtį. Kaip aš patirdamas tai, ką patiriu, ką tai daro su manim. Ir tai jau padeda psichologas ir kiti įrankiai, apie kuriuos bus ir kitos paskaitos, ir kurios jau bus labiau patyriminės, o ne teorinės.